Kur atvažiavom? Pasižiūrėt kaip ko. Ko? Pamatysit, jūs dar to nežinot. Gerą rytą. Mes atvažiavom prie Sekino Falls. Tai einam dabar takučiu. Čia yra belekiek daug vorų, kas man labai nepatinka. Tai aš einu labai iš lėto. Nėra fainų. Nu labai gražus rykliai. Pažiūrėkit. Tas tiltas duoda savo. Atrodo, kad tu esi šalia labai. Ar jauti tą vėjelį? Jauti? Žiauriai geras pirklys, ane? Jo. Kiek balų? Ai, visi kirkliai gražūs ir mane visi dešimtai. Duodu 8,5. Ką, važiavom į Udo Džingų šrain. Tai, nežinau, man tai čia jaučiu viena įspūdingiausių bus šrainų, kokių esu matęs. Nes jinai yra prie pat kranto. O šita šventykla yra meilės, vaisingumo ir vienybės simbolis. Negalvoja. Kas labai amazing atrodo. Čia dar tik pradžia. Bet čia pakrantė, žydras vanduo. Kunkuliuoja vandenėlis. Žmonės čia žaidžia tokį žaidimą, kuris vadinasi Pundavenagė. Tai paimi tokius molinius kamuoliukus ir turi pataikyti tokią skylę, kuri yra ant olos jūroj. Tai vyrai meta kairę ranką, moteris meta dešinę. Ir jeigu pataikai, tai jau didžiausia sėkmė tau visame kame. Tai eisim ir mes pabandysim. Gal nusišypsos ta sėkmė. Nu va. Gavau kamuoliukus. Kokie gražūs. Laimės kamuoliukai čia. Dabar eisim mest skylę juos. Tu dešinę, aš kairę. Susiruošus? Iš pirmo karto. Bandau. Turim paskutinį šansą. Aš dar turiu vieną, davai. O, kaip silpnai. 2 iš 2. Ašgi krepšininkas. Tu, nedaug trūko. Bet vieną pataikiau. Tai žodžiu apie tą skylę, kur pataikiau vis dėlto. Tai žodžiu, tai yra apverstas vėžlys. Ir jeigu pataikai, tai reiškia, kad dievai išgirdo tavo maldą ir tau seksis. O šiaip ši vieta Japonija yra šiaip labai svarbi tiek mitologiškai, tiek aplamai, nes žodžiu, istorija yra tokia, kad mirtingas susidėjo su jūros deivė, iš kurio gimė žmogus, iš kurio kilo pirmasis Japonijos imperatorius. Tai yra sakoma, kad Japonijos tauta čia gimė šitoj vietoj. Nu, neįtikėtino grožio šventykla. Must visit tikrai yra.
būtina aplankyti, dar su tokia gilia istorija. Dar galite paskaityti, bet wow, labai gražu. Fain, lygiai atsakė, laimėjo meilę, santarvę, viską ir triušiukų. Šitų dar greit nereikia. Prisėdam iškelį, nusipirkom čia visokių vietinių dalykų. Šitas mango super gėrimas, čia iš super mango iš šito regiono. Čia yra irgi... Įvesina japonai mango. Jo, iš šito regiono irgi kažkoks citrinų gėrimas. Ir tada mango pudingas. Ne taip ragatai. Atrodo tokia didelė koncentracija, ne? Tokia skonio daug. Dabar lemon drink. O tai man nedavė kova. Lipton. Kaip trintas mangas. Žodžiu, labai saldus. Ne, man. Ne. Važiuojam, žinai kur? Į Velykų salas Rimą. Va čia ir žiau. Taip, tai važiavimas kainuoja, matau, adults 900, young adults 600, children 400. Visiškai neįsivaizduoju, kur atvažiavom. Tik žinau, kad čia yra Velykų salų tos statulos galvos. O čia pasirodo yra visas kažkoks tai parkas. Va čia aplinka kaip Honolulu. Bora Bora. Velykų salos. Sveiki atvykę. Kiek daug damdamų. Damdamų visiems gamgamą reikia. Eina, savo, kaip kietai čia atrodo. Šitas parkas garsėja dėl savo muai statulų, kurios randamos tik Velykų saloj. Ir čia yra vienintelė pasaulio vieta, kur turi leidimą eksponuoti tikras tokias, kokias yra kopijas. Tai nereik varyti į Velykų salą, galima varyti čia ir pažiūrėti lygiai tokias pačias, kokias yra ten. Tai čia stovi 7 tos galvos ir galiu perskaityti, ką čia reiškia. Tai yra meilė, sveikata, sėkmė, šeima, karjera, finansinė gerovė ir visuotinė laimė. Už jų nugaros per vandenyną už 15 000 kilometrų stovi tokios pačios statulos. Apsilankėm parke, labai gražu, labai primena salas visokias, palmė, žydras vanduo. O dabar laukia mūsų ilga kelionė namo, atgal į Fukuoką. Stosim pavalgyti kažkur dar, ne? Ja. Ir viskas, ir mūsų kiaušių kelionė baigsis. Varysim į kitą vietą. Atvažiavome tokį miestelį, kur yra toks didelis pėsčiųjų tiltas. Tai pereisimės jį ir bandysim gal tą saulėlydį pažiūrėti. Nors saulė kitoje pusėje, bet turėtų vis tiek gražiai matytis. Nusipirkau tokį kobikį. Žodžiu, jų vietinis Mizeki regiono gėrimas. Pasirodo, kad alkoholinis. Nežinojau šito. Paragauju. Duosiu Rimai nuspręsti. Nėra skana. Mane net nupurtė viskelį už kadro. Žodžiu, degtinė su soda tokia negazuota ir laimu čiučiut. Tokia praskiesta degtinė. Va. Atėjo. Tai pristatau jums fish and chips. Long teas. Longo tai norėjau. Ir fish and chips.
Skaniai arba. Itadakimasu ir skanaus. Tai šitą salą visi užsunka pažiūrėti šitų torių vartų labai gražių, kurie veda į Aošima šventyklėlę. Taip pat šalia aplink visą salą yra uolienos, kurios išgraužtos vandens ir vėjo. Ir yra sakoma, kad kai vanduo atslūgsta, nusileidžia, tai yra sakoma, kad velnias savo skalbinius yra padžiovęs, nes toks vaizdas daro. Perėjom per tiltelį. Einam pažiūrėtų velnio skalbinių. Gražus. Nu labai gražus, toks mažiukas. Jis jau akmenukas, viskas. Mesk į jūrą. Negalima mes. Apsivalėm, užėjom šventyklėlę. Labai tokia graži kokia. Žiūrėkit ten jūra. Saulė nusileido, mes jau judam link parkingo. Rima neišlaikė, jau testuoja vandenį. Tokia ta diena, laukia ilgas kelias, 4 valandas mašina iki Fukokos. Realiai per visą salą turim pervažiuoti. Atėjom kūro užsipilt. Čia yra savitarna, gerai įkišim kortelę. Ir oras. Invalid ką rašo. Įkišom kortelę. Error irgi. Kodėl error? O kiek kešo turim? Gerai, žodžiu, nepriimu kortelės. Tai dėsim, žodžiu, pinigais. Oi, koks su jo aparatas. Žiauru, čia kaip pistoletas. Čia pasispaudžia rankin. Čia literaliai pistoletas yra. Ir kaip pili rodo reklamą to. Žodžiu, yra 3 tipų degalai. Bet ant bakelio visą laiką rašo, gal išsipilt. Tai kažkodėl netiko nei banko kortelė, nei kreditinė kortelė. Tai nežinau, kame čia bėda. Nusipirkau ant bario dešrainį su makaronais. Jau paragavau. Tai žinok, ir skonis, kaip makaronai su bulka, bet niekad gyvenime taip nevalgyčiau. Bet visai tinka šiaip iš tikro. Man patinka. 8. Makaronai tai skanus, bet ta pačia bulka. Vat dabar... Dabar aš pasakysiu. Pliama tokia eilinė soda šiaip iš tikro. Taip gerai girdėjau, išgyrė visi. Man su greipsais labiau patinka. Netikėk, tik tok. Jo, gaidys. Kaip panta, jeigu vertint, 3. Grįžom po 4 valandų kelionės į viešbutaną. Mašina paparkuota. Ryt iš ryto grąžinsim. Rytoj išskrendam. Šiaip 4. Jeigu pilnai, tai iš jūsų važiavom 4:30 gal turbūt. Su sustojimas. Bet mes vėl tam pačiam Fukokos viešbutį. Viską jau žinom. Ir viso.